Ar pastebėjai, kaip greitai eina laikas? Atrodo, vos atsikėlė ryte ir tuoj pat vakaras vėl eini miegoti. Atrodo, čia tik buvo pirma mėnesio diena, jau žiūrėk ir paskutinė. Atėjo nauji metai ir žiūrėk, tuoj pat tu vėl šventi naujus metus. Mūsų laikas čia žemėje lekia ypatingai greitai. Todėl yra tiesiog būtina jo mėgautis. Yra tiesiog būtina daryti tai, ko trokšta tavo širdis. Daryti tai, ko trokšta tavo siela. Juk to čia ir atėjai. Ar verta savo nuoširdžius troškimus ir norus, nuo kurių tau tiesiog spindi akis, nustumti į kada nors šalį? Pagalvok, juk kiekvieną norą, kurį anksčiau turėjai, dėl kurio atlikai kažkokius tai veiksmus ir ėjai į priekį, tau pavyko pasiekti. Kažkada mums visiems atrodė, kad yra iššūkis išmokti vaikščioti, bet vaikiškas, nuoširdus ir tyras atkaklumas, noras pažinti ir tyrinėti pasaulį, neleido mums pasiduoti. Todėl dabar tai yra visiškai paprasta. Kažkada net batus buvo sunku užsirišti, o dabar tai taip pat yra visiškai paprasta. Vaikiškas tyrumas, spindinčios akys, nuoširdus noras tyrinėti ir pažinti pasaulį atvira širdimi, atkaklumas ir lengvumas eit gauti, ko nori, gyvybingumas ir meilė gyvenimui. Linkiu kiekvienam paleisti susikaupusias įtampas ir vidinius skausmus. Prisiminti ir pažadinti šias savybės savyje, kurias kiekvienas turėjome vaikystėje ir kuriomis naudojomės. Ir joms padedant leisti savo patirti gyvenimą iš naujo.